Parėjo ne iš gatvės, parėjo nuo Vokiečių gatvės 35 namo laiptinių, kur trečioj nuo namo pradžios mamos su tėvu būtę augino. Turėjo svajonę kažkada pasikabint ant kaklo grandinę, turėt šunį kovinį chebra, kurį jį myli, kept gabalus kaip Gamora, laikyt aukštai iškeltą galvą ore. Bet greitai jis nuleido ją perskaitęs 3 žodžius, šūkimas į kariuomenę. 3 kartus po to jis skambino pasitikslint, ar čia neprikolina, ir klausė, ar išvengiama, bet perbalo visas rankos nusvyro, akise prabėgo gyvenimas, kaip tam pakaruokliui po tiltų. Taip bestovint, bats per petį atsisuka spotas, aha, šokį kuzovą. Tarnyba prispaudė, nechujovai naktimis nebesupranta, kas daros jų lovoj. Vos pakyla iš jos, nubraukia prakaitą, velniop košmarus. Kiekgi čia galima, smylim ir didžioji bando užčiuopt savo pulsą. Po minutės pajuto, kad kažkas ten dar spūda, tik įsujėmė savo turtą ir patyliukais lauk iš barako. Velniop atžaimus, rytinę mankštą irgi nahui, 300 metrų nubėgt, jokai taip atrodė, kol pradėjus bėgt prabudęs sargas iššovė į orą su šūkus tukščiausiu. Deja, jis nestojo, bėgant pakirto kulka būtent per tą vietą, kur ištatuiruota memento mori. Po 3 parų prabudo palatui, gyvas. Vienas kulkų šiandien pakako, per šovę nugarą sutrupino slankstelis stuburė. Kariuomenė prašėjimui užžanį vstretimse, aišku jis kėlėsi, numetė nuo stalo stiklinę. Bandė dėt žingsnius, bet kojoms tai nepavyko, ir jei nesiselė Marytė, ko gero taip ir būtų likęs gulėt kur šukės, o jo užpakalis plikas. Laikas keistis, brolau, keisti kojas į ratukus 4, patogi sėdynė, todėl nepergyvenk, bent jau rankos bus tvirtesnės už valią. 10 pakliuvus į avariją, man irgi teko patirt tokią dalę. Dabar pas mane irgi įrašai, bet skirtumas toksai, kad čia tu nepasikeli, o aš stoviu ant abiejų kojų. Tu man pasakyk, pas kurį stiprybė, o kuris tik įgarsint ją moka. Ei, intrepidus, turi ką pridurt? Visada turiu. Hidel, truputis teisybės. Hebra maunas kamufliažą ir eina į lažą. Vieni atranda save, kiti ką čia daro iki šiol dar nesupranta. Rankomis ašaras renka, atsimest norėtus, bet to nepakanka. Ir kartais tenka pasakyt viso gero tam, kai iškovoji savo pačių rankom. Žinai, gal ir būtų vienodai, jei kažkas nugarą dengtų, jei leistų rankas į turtus įmerkti. Dabar tikrai nevertum, dabar griebtum pušką ir į nuotykius nertum, bet taip nėra. Turi tą, kuri šalia guli, myli kaip šūnį darbą, kurį saugai, nors uždirbi šūdą. Visą tai, kas susvajojo į lovą prieš miegą, staiga žuvo ir liko tik šaukimas į būrį, kur apmokys kaip apsaugoti dalytę storą rūrą.